Pradėsiu nuo Voltero ir pacituosiu jį. Valstybei išgelbėti pakanka vieno žmogaus. Pasinaudodamas įstatymo man suteiktų eterių pareiškiu. Mano palaikymui prezidento rinkimuose kuriama nauja politinė jėga, į kurios gretas jungiasi politinės partijos ir visuomeniniai judėjimai. Kviečiu visas tautos neišdavusias, politinės ir visuomeninės jėgas vienytis, stabdant absurdišką ginklavimąsi ir siekiant neatidėliotinos taikos, susėdus už apvalaus stalo. Parodykime Lietuvai, kad Lietuva gali būti tvirta tautų taikytoja, diplomatė. Po išrinkimo prezidentu aš tarnausiu tik tautai ir telksiu naują politinę jėgą, kuri veiks drauge už Lietuvą ir už taiką. Algimantas Kasparavičius parašė, 20 amžiuje dar kartą sukūrė 20 amžius geopolitinį stebuklą, galimybę čia gyvenančioms tautoms vėl atgauti nepriklausomybę. Lietuvos nacionalinio valstybingumo sėkmė ir jos geopolitinio stabilumo kodas glūdi ne konfrontacijoje, bet pacifistinėje filosofijoje ir politikoje. Taip valstybė buvo atkurta 1918 ir 1990 metais. Taip turime veikti ir dabar.